ką, dar vienas savaitgalis, artėjant link Birštono, nedaug liko. Bandysim visą savaitgalį Birštoną poilsį padaryti. Nu va, artėjam link viešbučio. Kažkur vartai čia yra, bet kur nežinau. Turėtų atidaryti. Atvažiavom iki Prienų, pavakarį varom pas Jessicos Šai mamą į Teka. O, kokie gražus kupolai. Penktadienio vakaras, pažiūrėsim, kas čia darosi Prienuose. Bet šiaip labai gražiai čia viskas. Jaučiu vasarą įspūdinga, Nemunas teka. Gražiai. Nu, geras. Atsisėdom kupolę. Aišku, dar ir kitų kupolų yra. Dar galvojom, kol pagaminus duonos nebuvo. Tai užsisakėm rinkinį. Nu tai, kaip čia reikės paskui savo maistą suvalgyti. Bet skaniai, viskas skanu labai. Labai greitai atėjo maistelis. Šonkauliukai. Duonelė, va kokia skani. Prie čili duonelės labai skanios. Ir sprandiniai skeptinėlis. Skanaus. Čia. Prienuose, sako, nėra ką veikti. Pravažiavom, iš tikrųjų nėra ką veikti. Tavarėm į Birštoną, tai o Birštone sauna vaikštinėjom. Fontanėliai trykšta. Spalvoti. Gražiai, bet šiaip iš tikrųjų žmonių vakare kurortiniam miestelį kaip ir nėra. Šiandien pasivaikščioti po Birštoną. Sutikom City Tour autobusėlius. Tai asmenys 7 euriukai gali keliauti. Artėjam prie Nemuno. Čia šiandien ryte prabėgau taip gražiai. Visokių gražių vietų. Tai einam dabar pasivaikščiosim. Palei Nemuną einant parkelių, visokiausių suolelių, kur gali atsigult, pagulėti, jeigu pavargai, arba pasėdėti. Labai gražiai. Dar vienas parkelis paspirtukam ir riedlentininkam. Jau nuo pačio ryto nemažai paspirtukininkų treniruojasi. Šiandien bėgdamas radau vieną paspirtuką. Mažytį, bet triukinį kažkas matyt buvo palikęs netyčia, bet nieko. Suras. O čia galima pasitreniruoti, visai neblogas. Birštonas toks kurortinis miestas. Čia tiek daug visokių sanatorijų. Mat, štai viena iš sanatorijų, tai Eglės sanatorija, labai didelė, labai gera. Buvom prieš metus. Labai patiko, iš tikrųjų sunku pasakyti, bet gal ir geresnė negu Druskininkų. Bet Birštone dar be šitų sanatorijų yra tiek, kad vakar važiavom, tai sanatorija ant sanatorijos, labai gražu. Ir aišku, sanatorijų yra gal kažkas veikt, bet miestelis vakar buvo labai tuščias. Žmonių daug, geras geras, smagu pasivaikščiot. Ir Nemuno pakrantėje vat yra štai tokios užkeliauk pasaulį gražios upynės į Nemuno pusę, kur gali pasisupti, kur pasivaikščiodama savo. Nu, fainai. O, prašau, tai Eglės sanatorija, tokia didžiulė. Ir šalia Eglės sanatorijos įkurtas irgi parkelis su pušynais kvepiančiais, labai gražiais takeliais, visokiausiai žaidimo aikštelėm vaikam. O taip, prašau, koks grožis. Čia gali kvėpuoti mineraliniu vandeniu. Labai gražiai praeit takeliu tarp šakų, jau
daug metų padaryta, bet dar vis gyvuoja. O tai va, sėdi, vandenėlis teka, fantastinis oras, dar geresnis. Labai daug ir yra biovečių, pristatyta visur, tai mineraliniai vandenys, kur gali atsigerti. Tai einam dabar pasivaikščiojam, atsigersim. Labą dieną. O, prašau, kaip gražiai čia sukurta viskas tam, kad žmonės galėtų atsigerti ir kokia sudėtis. Anijonai, katijonai ir prašau, metodai visi padaryti, viskas atlikta. Gręžinys birutė. Nu, paspauskim. Atsigerkim. Skaniai atsigeriam. Grynas mineralinis. Nu, einam toliau, sekančias išbandysim. Bet taip gražu viskas. Gyvenimas geras. Nu ką, priartėjom prie miesto centro, tai bažnytėlė. Šiaip viskas gražiai. Ir žmonių jau daugiau vaikštinėja. Laivelių pilna pakrantė paplaukiant. Galima, pats centras labai gražus. Gražu ir tai, kad oras ruduo, auksiniai lapai. Tulpės, sanatorija Baltoji vila. Prašau. O taip įdomiai bėga per sieną mineralinis vanduo. Arba iš fontanėlį. Žmonės atgulė. Pagulėt, pasėdėt. Na, einam ir mes atsigulsim. O žmonės vaikščia. Ir mes eisim. Kojos paruoštos. Judam. Ta keliu, nu čia dar nieko. Viskas labai paprastai. Kai jau viską apeini, tada reikia įkišti rankas kuo giliau čia ir palaikyti. O tai va, tai kiškim ir mes ir palaikykim, kad rankos atsigautų. Oi, koks geras gėlas vandenėlis, olele. Bandysim kilti Vytauto piliakalnį, nežinau kiek čia laiptelių, bet tikrai nemažai. Ten va, kažkur į patį viršų reiks pakilt. Nu, kalno viršūnė. Mes jau labai gražu. Kaip ir visi Birštonai gražus, taip ir nuo Vytauto kalno yra gražu. Oi. O, leisis kalnelis. Nu, sėkmės. Formulė 2 varo be stabdymo. Ką? Tai kad Aš tai didelį greitį. dar viena sanatorija Birštone, tai Versmėje. Nežinau, nesu nieko girdėjęs apie šitą sanatoriją. Tai ką, eisim atsigert. 22 gramai litre bus druskų. Iš 200 metrų gylio. Pasirodo, Birštone nėra gilo vandens, vien tik mineralinis. Naudojamas nuo 59 metų. Nu gerai, einam ragauti druskų. Nu kokia įdomi biovietė su parduotuvė pieninu. Čia vakarais turbūt vyksta kažkokie tai renginiai įdomus, o mes einam atsigerti. Vat labai įdomi. Čia šaltas, pašildytas, nu geras.
Na, žinokit, išgėriau aš to vandens puodelį. Siaubingai druskingas ir visokių kitokių mineralų. Tai šiandien būsi jaunas. Nu, išbandėm visko. Nu, judam link apžvalgos bokšto. Irgi nemažai laiptelių. Taip, kad bus ką veikti. O iš bokšto, aišku, atsiveria gražus vaizdai. Tai neblogai, galima lipti. Nu, va, su žirgeliais ir bokštas. Taip, iš čia atrodo toks nedidelis. Nu, bet pakilsim, pamatysim. Nu, esam prie aukščiausio bokšto. Jau kaip priartėja, tai gal nemažas, 51 metras. Galima, aišku, 40 žmonių, bet jau dabar priejo bet kiek žmonių ir nelabai čia padeda nei lentelės, nei kas. Bet nieko, lipsim ir mes palauksim šiek tiek ir lipsim. Laipteliai nėra status, tai labai lengva lipt. Nu, bandysim. O, sekantis lipėjai lipa, labai gerai. Nu ką, viršūnė, Nemuno kilpos. O, iš tikrųjų labai įdomios tos kilpos, kai čia ir paskui neaišku, kur sekanti kilpa, kokį toli. Ir paskui jinai dar eina link Prienų. Prienai ten. O čia pats Birštonas. Atrodo toks nedidelis miestelis, bet vat, beeinant jau 7,5 kilometro. Ir dar liko atgal tiek pat sugrįžti. Tai va, visai neblogai pasivaiščioti. O čia mūsų viešbutis. Balkonas, va, mūsų pats kampinis, mūsų balkonas. Viršutinis kampinis. Tik tai mūsų aukšte ir yra balkonai. Greičiausiai. Nu, gražu. Pilna sanatorijų. Kurortinis miestelis. Birštonas. O, naktinis Birštonas. Gražu. Gėlės šviečia. Keletas žmonių vaikščia vienur kitur. Gražus mėnulis. Na, fantastika toj Lietuvoj. O, prašau, Jono Basanavičiaus aikštė Birštone. Jau puošiasi kalėdoms. Muzika. Nelaukia Halovyno, kol praeis, bet jau puošia medžius kalėdom. Nu ką, sekmadienio rytas po bažnyčios. Kavelė. Pasisėdėjimas. Ir judėsim. Reikia šiandien prabalsuot dar. Nueit.